kas yra tas Labą dieną. Tai jam galima sakyti viską. Aš esu galima viską sakyti. Merui, kad atsidengtų miestų partnerių herbus. Siūliau. Bet jau žinot, kiek metų ir aš numoju. Ne, šono gal ne. Degučių lieta. Kada jūs atvažiavote? Jėzus, nu va, tai dabar kada nors reikia išsiruošti. Atvažiuokit pas mane. Это и Рут, это больше, чем знакомые. Tu žinai, su mamyte mano vakar mamytė suėjo 91 metai. Šiandien susirinkome šiame Zarasų skvere į renginį skirtą holokausto aukoms atminti ir atidengti štai šitą paminklą, priminsiantį tragišką žydų likimą mūsų krašte. Dėkojame Borisui Kirchneriui ir paminklui atidengti. Kviečiame du Zarasų bendruomenės atstovus ir du Idėjų Zarasų Izraelyje atstovus atidengti šitą paminklą. Klausysimės kantoriaus Shmuel Yatom maldos Perek Tehilim. של המלויס ממעקים כרסיכו אדינוי שמע וקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחתונוי אם אבוינויס תשמור יא אדינוי מי המועד כי מלכו הסליחו למען תבורי כי ביס ידינוי כי בשוא נפשי וללבורוי לא יכולתי נפשי לדינוי משומרים לבויקל שומרים לבויקל יחל ישראל אל אדינוי כי אם אדינוי החסד והרבה עמי ודוס והוא יפדה את ישראל מכל עבודה יעשו Savivaldybės merą Nikolajų Gusevą. Šiandieną čia mes minime istoriją, kurie iš tikrųjų gyva Zarasų dėkoti tarybai, savivaldybės administracijai, visiems, kurie prisidėjo prie paminklo pastatymo, lankytis Osvencime, Aušvice. Tuo metu įvairių kultūrų lyderiai, lenkai. Ta pati aš manau, kad išgyveno žmonės tai, kas atsitiko prie. Daug Dieve, kad tai nepasitačiau žydų bendruomeniai. Ačiū Vyšo Dėč, jūsų
Kviečiame prie mikrofono Gryšą Deič, išeivių iš Zarasų Izraelyje komiteto pirmininką. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų delegacijos vardu merą, vicemerą ir merijos darbuotojus už glaudų bendradarbiavimą šio paminklo sukūrimą. Šiandien mes susirinkome šioje vietoje paminklo atidarymo proga. Jis pastatytas tūkstančiams Zarasų miesto ir apylinkių žydų, Lietuvos piliečių, vaikų, moterų ir vyrų nužudytų Krakinės miške rugpjūčio 26 dieną 1941 metais atminti. Gerbėmieji, Krakinės miške vyko baisiausios masinės Zarasų miesto ir apylinkių žydų žudynės. Laikau savo rankose dvi savo šeimos nuotraukos. Pirmoje mano močiutė Iga Novikaitė Deič, nužudyta. Antroje jos vaikai, iš jų 3 nužudyti. Etel 15 metų, Jachiel Hila 9 metų ir Elchanan 5 metų. Vienintelis išlikęs gyvas mano tėvas Mendelis Deičius. Visi tuo metu Zarasų krašte gyvenantys žydai buvo sunaikinti per vieną dieną. Mes atvykę iš Izraelio esame Zarasų žydų šeimų palikuoniai, kurie buvo žinomi ir gerbiami žmonės. Ilona Subotski, gerbiamo teisėjo Bermano proanūkė. Mara Knabel, žydų mokyklos darbų direktoriaus Musilė anūkė. Zalman ir Gita Cibel, pirmosios Zarasų benzino stoties Shell savininko anūkai. Ari Lande yra užeigos namų Lande Albert savininko anūkas. Fima Rochman, jo senelis ir tėvas buvo kalbės savininkai Salak. Mano prosenelis Berelis Novikas buvo Šaltupio malūno savininkė. Jo duktė Ida ir jos vyras Hiršas Deičias, mano seneliai, buvo ūkinių prekių nuo pirmos karo dienos prasidėjo žydų persekiojimas. Jau sekančią dieną mano prosenelis 80-metis Berelis Novikas, gerbiamas malūno savininkas, buvo priverstas žygiuoti Zarasų gatvėmis su Stalino portreto ant nugaros. Mano motinai pavyko pabėgti pirmą karo dieną. Į šį susitikimą atvyko buvusi zarasietė Tanja Beres Merkulov iš Daugpilio su sūnumis. Igoris atvyko su žmona iš Izraelio, Andrėjus atvyko su sūnumi iš Britanijos. Jie čia dėka drąsios valstiečių šeimos gyvenusios prie Smalvo, kuris slėpė pas save Tanijos tėvą Icchoką Berzą visą karo laikotarpį. Būtų teisinga įteikti jiems pagarbų pasaulio tiesolių vardą. Po šio paminklo atidarymo svarbu, kad ir ateity būtų platinama vietinių žydų istorija ir ieškojami žinios apie jų likimus. Paminklas tai akmuo su žodžiu, su užrašu. Jis gali būti gyvas, tik palaikomas čia ir dabar gyvenančių žmonių Krakinės miške 41 metais rugpjūčio 26 amžiams atgulė sušaudyti Zarasų rajono žydų bendruomenės nariai. Mes galime ir žinome, kaip apsiginti ir neįgaleisti tokiems baisumams pasikartoti. Tai šio krašto ir visos Lietuvos žydų pergalė. Kviečiame tarti žodį Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriaus pavaduotojo Lietuvoje. Gerbiami svečiai, dėkuoju Jums už kvietimą dalyvauti Zarasų holokausto aukoms skirto paminklo atidengimo ceremonijoje. Šis paminklas ne tik primins mums apie 1941 metais įvykusią didžiulę tragediją. Tikiu ir paragins mus dėti visas pastangas, kad tai niekuomet nepasikartotų.
mačiau Lietuvos pastangas išsaugoti istorinės vietas. Noriu pagirti savivaldybės, kurios siekia įamžinti žydų istorinį ir kultūrinį paveldą. Malonai nustebintas sužinojęs, jog Alas Jaffe, žymusis amerikiečių karikatūristas Litvakas, dalį savo vaikystės praleido Zarasuose. Tokie įvykiai rodo politinė ir socialinė brandą šalis, kurie Jungtinės Amerikos valstijos su pasidžiaugimu vaidino savo sąjungininkai ir draugai. Noriu pasveikinti Zarasų savivaldybę, Zarasų žydų bendruomenę ir Lietuvos ir užsienio bei visus kitus, kurie prisidėjote prie šio paminklo statybų. Dėkuoju už galimybę šiandien kreiptis. Kviečiame žodį tarti Lietuvos Respublikos Seimo narį Algimantą Dumbravą. Laba diena, mėlyjeji, gerbiamas Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius, pavaduotojau, gerbiami tarybos nariai, žydų išeivijos atstovai, gerbiamas pirmininkė Deičio. Tikrai šiandieną galbūt man visiems sunku įsivaizduoti. Šiandien mums, įsitikinęs ir jums čia susirinkusiems, ypatinga diena. Prieš 78 metus čia įvyko kraupi tragedija. Buvo sunaikinti visi likę Zarasų mieste žydai, vyrai, moterys, seneliai ir vaikai. Per 78 metus pirmą sykį istorijoje vyksta toks įvykis. Mieste atidaromas atminimo paminklas. Mums turim omeny išeiviams, kurie emigravo į Izraelį savo laiku. Iš kitos pusės mes visi jaučiamės zarasiškiai, myliu tos ežerus ir tą gamtą. Ir kartais galvoju, kaip tokioj gražioj, pasakiškoj vietoj galėjo įvykti tokią tragediją. Mes 2,5 metų kartu dirbome, kad šitas dalykas būtų pastatytas ir šiandien taip atidarytas. Esu sujaudintas truputį, ne truputį, o gerokai, kaip sakiau, mūsų akyse tai žymus įvykis. Manau, kad tęsime tos kilnius tikslus, kuriuos susibrėžėme, nes turime vaikus, turime anūkus, mes ketiname juos atvežti čia. Kai kurie jau buvo ir lankėsi, atvežti, kad žinotų savo šeimos, savo miesto istoriją. Ir mes labai tikimės, kad jūs mus paremsit ir galėsime tą padaryti kartu, prižiūrėti ir visuomet atsiminti tos žiaurius laikus ir daryti viską, kad daugiau neduok Dieve niekur, ne tik tai čia, bet niekur pasaulyje nepasikartotų. Ačiū Jums visiems. Zarasų krašto muziejaus direktorė Ilona Vaitkevičienė. Brangus svečiai. Prieš 700 metų Lietuvoje įsikūrę žydai be abejo paliko labai didelį pėdsaką šio krašto ekonomikos, kultūros kūrime. Zarasų krašto žydai taip pat, jų indėlis į šito krašto gerovę yra labai didelis. 20 amžiaus pradžioje, apie 1903 metus, Zarasų krašte žydai sudarė beveik 67% visų gyventojų. Veikė žydų mėgėjų trupė, sporto klubas, sportininkų futbolo komanda Makabis, ugniagesių komanda, daugybė visuomeninių organizacijų. Žydai buvo įvaldę beveik visus amatus ir verslus. Jų indėlis į šio krašto gerovę yra labai didelis.
Deja, pirmojo pasaulinio karo metais dauguma žydų emigravo. Tai, kas įvyko 41 metų rugpjūčio 26 dieną, tai lėmė, jog žydai buvę sudėtinė Zarasų krašto gyventojų dalimi buvo beveik prarasta. Prisiminti, atiduoti savo pagarbą žuvusiems žydams. Todėl ačiū visiems, kas... Paminklo atidengimo proga Izraelio ambasadorius Lietuvoje Josi Levi atsiuntė laišką. Jį perskaitė savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius. Gerbiami svečiai iš Izraelio, gerbiamas ambasadoriau, iš tikrųjų šią ir iškilmingą ir liūdną minutę turime istorinį šansą šiandien atidengti paminklą ir atiduoti duoklę tiems tūkstančiams žmonių. Dėl to turbūt prasmingai nuskambėjo mintis, kad mes turėtumėm Krakynėje ir įvardinti jas pavardėmis, kiekvieną gyvą buvusį žmogų, užrašyti jų pavardę. Ir toks ateities darbas, manau, mūsų dar laukia. Aš perskaitysiu Izraelio ambasadoriaus laišką. Brangus draugai, aukų giminių, giminės ir šeimos nariai, merė, kolegos ir visi geri Zarasų ir apylinkių miestelių geros valios žmonės. Aš asmeniškai labai apgailestauju, negalėdamas būti čia kartu su jumis šiandien, bet prašau jūsų leidimo perduoti mano giliausius jausmus ir emocijos, atidengiant šį holokausto aukų paminklą. Ir už supratimo ribų yra, kaip šiame nuostabiame krašte vieta pavirto į skerdyklą, į kapą, žydų žmonių kapą, mūsų brolių ir seserų, taip pat ir daugelio vaikų. Tūkstančiai Zarasų žydų ne tik paprastai išnyko, jie buvo nustumti ir nutempti į miškus nacių ir vietinių pagalbininkų tik todėl, kad būtų brutaliai nužudyti. Mes taip pat turime prisiminti šią tragediją, kad ji niekada nepasikartotų. Mes turime perduoti šią istoriją savo vaikams. Ji turi būti parašyta istorijos vadovėliuose ir taip pat mūsų širdise. Neparašyta Zarasų istorija, kuri yra taip pat neparašyta istorija, kaip ir daugelio kitų Lietuvos vietų. Šiandien ir bet kurią kitą dieną mes turime padaryti viską ir užtikrinti, kad nekaltų aukų atminimas išliktų ir ateities kartom. Ši vieta turi kalbėti akmenyje jūsų verkiančioms ir gedinčioms širdims su gilia užuojauta ir giliu liūdesiu apie šią tragediją ir šias aukas. Jų atmintis turi būti išlikti ir pagarbinta. Pasirašo Josef Levi, Izraelio ambasadorius. Taigi, ačiū visiems susirinkusiems Zarasų išeivių komitetui Izraelyje, ponui Grįšui Deičui, ponui Zalmanui Cibeliui, be kurių šitas, mūsų bendras projektas, bendrai finansuotas projektas Zarasų savivaldybės ir išeivių Izraelyje komiteto būtų neįmanomas. Ačiū visiems. Pasiklausykime kantoriaus maldos Elmale Rachamim. בזכר עולם של יהודי זרסאי והסביבו שנרצחו באכזריות איומה בימי השואה הנוראים. יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם. השכינה
המרצחים ארורים יימח שמם ועוזריהם משאר עמים יימח שמם ומסרו איזה נפשם בעבורם שיענו מתפללים מעט осекурас нежмой בגן עדן יהי מנוחתם לכן בעלו רחמים בצרויל החיים אס נשמו יסוים עד ינובוי ונחלסו וינוחו בשלום על מי שקום ולא ימום
יסגדל יסקדש שמי רבו. גלבוד יברך ירוסי המליך מלכוסי. ברכת יום וכן תקול ביס ישראל כל הזמן כדירו אמן. יהי שמי רבו מבורך לעולם ולמי ולמיו. יזברך וישתבח יספר ישראל מה ויסנשא. ויסדור יסדור שמי ליקוד שבריחו. לעילה, מכל ברכסו ושיר עשו, תוש ברכסו ולחמסו דמרום בעל מורי ולאמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אוי איזה שלום ברמי מורי, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Prašome prie paminklo padėti vainikus ir gėlių. Еще раз. Сейчас. Свечку. Aš kaiminė Persas. Nажми, пожалуйста, да. Zarasos gyvenam mes ir Milkečios, ten, kur jis buvo pas Matrionų irgi. Ну, там живем. Ну вот, узнала еще вас живете. Хорошо, ну, слава Богу, не стареете. Ну да, конечно, не старею. Вот старший сын с женой. Сын? Вот это старший сын с женой, да. Вот младший сын. Į Zarasų krašto muziejų, kur bus atidaryta paroda Zarasų krašto žydai. Памятник тоже. Давай, вот спичку. Дай мне суд, дай мне суд. Сейчас, отойди. Янкель. Не горит, морозно. Ветер идет, все. Видишь, как? Горит. Горит ветер. По-другому совершить. Нет, вот это. Вот. Или хорошо? Хорошо. О, загорелось. Вот благодаря Рите, я с ней говорил. Но Гриша, все равно Грише приятно, что вот все равно память должна быть. Да. Ну, много сделал. Я считал, начал с этого, что я считал, что в Зарасаем должно быть что-то написано на иврите. Ничего не было, ни одной буквы. Не там, в лесу, а здесь, в городе. Mūsų krašto muziejų ir kaip matote, jau labai susidomėjote mūsų parodos nuotraukomis, šitą ekspoziciją. Ta paroda parengta specialiai, daug padirbėjo mūsų Kęstutis Vasilevskis, mūsų muziejininkas. Parodos branduolį sudaro iki 40 metų, iki bendruomenės. Čia vat yra, vat iš jūsų, kas esate atvažiavę iš Izraelio, tai daug mums padėjo. Tai vat, jūsų pavardės dabar gali būti įvairios tų šeimų palikuonių, tai aš galbūt žinau pagal tas tarpukaryje gyvenusių žmonių pavardės. Nežinot, kažkas tekėjo, ten pavardė keitėsi, tai jau kartais ir sunku atsekti. Bet vat, pavyzdžiui, Cibelių šeima, ar ne, Teisėjo Bermano šeima, Vatlandė šeima, Muselė šeima, tai tada ponia tokia iš Salako jau gyvenanti ponia Šmitį, ten per Facebooką susirašė. Į man dar atsiuntė nuotraukų, tai va, tai šitom šeimoms ir jų palikuonėms, sanukams, pronukiams, jų giminaičiams ir panašiai.
esame dideliausiai dėkingi. Tai vat yra tokios gana unikalios šeimos nuotraukos, kurių niekur kitur turbūt ir negausi. Kita dalis nuotraukų, tai daugiau, sakykime, Kad matytų mano šeimą. Мой дядя работал на грузовике и был такой шофер, который его учил ездить, колпаков. И учительницу, я помню, мама говорила, звали Ревека. Koncerto šitoje gražioje bibliotekos salėje ir jau pristatydamas mūsų įdomius ir jau daugeliui žinomus muzikantus. Kirchneris smuikas, Davidas Bagdonavičius akordeonas ir Povilas Jurkša trombonas. Labą dieną visiems. Čia šitas kūrinys, kai eina du piršliai, žodžiu, pirštis pas gniaužį.
smagu. Ačiū. Dalinsimės visi. O kas nori, gal? Man pavyko. Dėkoju jums visiems šiandien buvusiems drauge. Už šitą tokią prasmingą dieną mes padarėme didelį darbą. Ačiū, iki naujų pasimatymų. Gerai, kad neturite kur įdėti direktorių. Su kojom? Labai fainos nuotraukos. Jie gyvena aikštėje, mama. Bet dabar jau nieko nebeišliko. Nei jūsų namų nieko nebėra. Ne. Mano namai pasierai, tai pasimatysim. Aš einu palydėti, aš išvažiuoju. Nuostabiai. Jūsų brolis dar tenai kalba. Palauk minutę. Pakėsimas.